Tai Pauliau, kokias mintis po šiandienos rungtynių su Japonija? Apmaudu biški. Pradėjom gerai, geras startas buvo. Gal net per gerai pradėjom, 3-0 laiminėjom, bet pritrūko biški, nežinau, gal jėgų, susižaidimo, nes iš vis be treniruočio atvažiavom. Japonai savaitę laiko turėjo pasiruošimą, tai jie vis tiek daugmaž susižaidė, man atrodo. O šiaip tai ką, liūdna, kai pralaimi. Dar kai laiminėjai ilgą laiką ir pralaimi, tai nelabai geras emocijos, bet nieko. Kiek įtakos rungtynėms turėjo tie 2 greiti praleisti įvarčiai? Tai visą laiką, kai greit praleidai vieną kitą, tai tave išmuša iš vėžių, bet mes turim kaip komanda, man atrodo, susikaupti ir padėti viens kitam ir nebūti šeikiui, kad nedrebėtų. Bet tai kažkaip šiandien nelabai mum išėjo. Rytoj laukia rungtynės su šeimininkais, bus tikriausiai pilnos tribūnos, kitokia atmosfera visai ir laukia tokių rungtynių. Jo, tai visada faina žaisti, kai daug žmonių ateina ir bus, man atrodo, geros emocijos tribūnose, daug žmonių ir bus malonu žaisti. Tik svarbu nepasišikti ir gerai sužaisti varžybas.